Kad mažiau uždirbantys žmonės gautų didesnės pajamas, Lietuvos socialdemokratų partija siūlo įvesti progresinių mokesčių idėją. Tačiau dešiniosios partijos, Pramonininkų konfederacija ir kiti ginantys turtingųjų interesus nepritarė socialdemokratams. Jie aptarnauja turtingus žmonės. Čia nieko nuostabaus nėra. Jie yra jų išlaikomi, jų argumentai visiškai neįtikinami yra. Manęs jie neįtikina. Jo labiau jie juokina mūsų svečius iš Skandinavijos valstybių. Progresiniai mokesčiai yra visose Skandinavijos šalyse, o jų pragyvenimo lygis aukščiausias pasaulyje. Todėl įsivesti progresinius mokesčius jie patarė visoms šalims. Švedija yra pavyzdys šalies, kuri gali investuoti į gyventojų švietimą, į mokslinius tyrimus ir kitus svarbius žmonijai dalykus, tuo pačiu geba būti konkuruojančia šalimi. Mums reikalingi progresiniai mokesčiai, kad galėtume investuoti į ateitį. Juos įsivesti kuo greičiau linkiu ir jums. Įvedus progresinius mokesčius, pagrindinė šalies darbo jėga į rankas gautų daugiau nei pagal dabar galiojantį įstatymą. Jei progresinių mokesčių idėja sulauktų pritarimo, anot socialdemokratų pirmininko Gedimino Kirkilo, juos būtų galima įvesti jau 2009-aisiais.